Labas visiems, labas. Aš atsimenu, kai mane gydė, ieškojo problemų jūrininkų ligoniniai Klaipėdai. Iš pradžių gulėjau Šilutėj ligoniniai, paskui siuntimą davė išvažiuoti man į mama išvežė mane į jūrininkų ligoninę į Klaipėdą. Nu, aš berniukas buvau, vaikas, žinai, jaunas, ir tyrė, dėl ko aš turiu kraują šlapime, žinai, kodėl mano šlapimas yra su krauju, žinai. Ne tai, kad matydavau kraują, žinai, bet mikroskopiniam dalelėm, žinai, kai anksčiau būdavo, tikrindavo visus, vesdavo į punktą ir tikrindavo visus, tai mane pamatė kraują mano seselė punktė, tai žinai, iškart išvežė į tą ligonį. Aš pasakojau, YouTube turiu įrašą padaręs, aš pasakojau apie tai, jeigu nori, pasiklausyk, žinai. Ir tuo metu, žinai, buvo tokia mergaitė irgi paguldyta ligoninė. Aš tiksliai atsimenu dėl ko, bet kažkas panašaus kaip ir su manim, žinai, su inkstais, kažkas, inkstai turbūt, žinai, inkstai. Kažkas su tokio, žinai, ir mes bendravom biškutį, kalbėjom. Nu, mes vaikai buvom, žinai. Nu, tikiuosi, kad jinai sveika, laiminga, turtinga, pilna energijos, gyvena puikų gyvenimą. Tai va, ir ką norėjau pasakyti, žinai, aš jau nebesirgu nuo 12 metų, jokių vaistų nevartoju nuo 12 metų, pas daktarų neinu nuo 12 metų, niekart nebuvau. Nu, iš tikrųjų, vieną kartą buvau pas daktarą, dėl to, kad man čia kelis metus, apie 3 metus atgal, apie 3-4 metus atgal, ne? Buvo vienas iki toksai atvejis, kai man priepuolis buvo skausmo, bet aš apie tai papasakosiu vėliau, žinai, kaip prisiruošiu, ir papasakosiu apie tai. Bet be šito, ir tai ėjau pas daktarą tik tais padaryti tą sonogramą ar echoskopą, kaip jis vadinasi, su tuo, pažiūri su tuo tokiu, žinai, prideda prie pilvo ir pažiūri, kaip jis vadinasi. Tai va, tik tais dėl to buvau ir viskas. Jokių vaistų negėriau, jokių nieko ir susitvarkiau tą problemą. Žiauri problema iš tikrųjų buvo. Tai va, tik tais vienas tas toksai dalykas, bet susitvarkiau ir viskas puiku, žinai, ir papasakosiu, kas ten buvo vėliau, žinai. Tai va, aš nebesirgu nuo 12 metų, nevartoju vaistų nuo 12 metų jokių, pas daktarų neinu, neturiu nieko prieš daktarus, yra nuostabūs žmonės, labai daug padeda žmonėm, viskas puiku, viskas okei, bet jeigu nori būti sveikas, laimingas ir turtingas, ateik pask mygtukus, visus, prisijunk, pakalbėsim apie daug įdomių dalykų. Iki tada, čiau.